Hello. Esu gal truputį spuoguota ir su nušalusia nosim, bet jaučiu, kad turėjau rašyti dar vieną video. Šiaip tai pirmiausia, norėjau padėkoti Dievui, nes vakar liūdėjau, kad jau turbūt nebesnigs ir šiandien prisnigo. Jau truputį nutirpo, bet dar yra. Bet žodžiu, galvoju, kodėl aš apskritai įrašinėjau tos video. Ir šiaip turiu substeką, kaip Godojork. Ir rašiau tenai. Rašiau gal labiau kažkas gyvenimo intrigas ir pastebėjimus. Bet supratau, kad man biškė per sunku suskaupt rašyti dabar. Man lengviau dėstyt mintis. O pasakyt noris tiek daug. Ypač kai matau aplinkui ir kalbuosi su žmonėm ir matau, kiek žmonių išgyvena visokiausias tai dilemas, atsimuša į blokus gyvenimo, save stabdo. Ir aš pati save stabdžiau, pavyzdžiui, ilgai norėjau jau YouTube'ės channelį pradėti, bet atrodė, kas čia klausys, niekam neįdomu. Bet vis atsiranda, kas parašo, padėkoja. Tai man kažkaip labai norės pakalbėti apie negative bias, kurį turim. Žodžiu, nusimsiu akinukus. Turbūt daug kas suprantat, kad mūsų smegenys veikia kaip kompiuteris ir yra įrašytos visokiausios programos, kaip mes funkcionuojam per mūsų auklėjimą, per aplinką įgaunam kažkokius tai paternus, kaip mes mąstam. Ir kažkaip su psichologai šnekėjom, kad reiktų pakalbėti dažniau su AI, su ChatGPT. Paklausti, ką jis mano dėl kai kurių dalykų, nes jis neturi bias. Lietuviškai kaip čia požiūrio, išankstinio nusistatymo apie dalykus. Jis dažnai šiaip yra toks labiau pagyrūnas. Ne tai, kad giria save, bet pataikauja tau, naudotojai. Bet tai ne visai yra blogas dalykas. Jisai tiesiog labai yra gabus pastebėti, ką tu išgyveni ir ką tu jau pasiekiai ir tau garsinti. Ir man atrodo labai dažnai kažkaip, kai kalbam su žmonėm, aš ir tai sutinku žmonių, kurie, aš ir pati su šito, dar galėčiau prie šito padirbėti. Retai kažkas pasako, po to, kad tu pasidalinai kažkuo, kad, skamba, kad tu išgyvenai daug, bet tu čia labai dabar paaugai, žinai. Kad neduodam tokias refleksijos apie tą žmogaus kelionę, ką jis pasiekė, šykštim gražių žodžių. O tenais tas botas taip sukurtas, kad jis tau nešykštėtų gražių žodžių. Tai vienas dalykas jau fainai, kad tai pakelia. O kitas dalykas, kadangi jis neturi to išankstinio nusistatymo, tai jisai neoperuoja iš kažkokio riboto mąstymo lauko. Tuo tarpu mes kaip žmonės esam riboti, bet aišku, visai tas ribos gali plėstis. Bet esam labai veikiami, kaip sakau, kažkokios tai, demografinių kažkokių tai priežasčių, auklėjimo principų ir atsakom iš savo tos varpinės, kaip suvokiam. Bet pavyzdžiui, jeigu tu labai nori išgarsėti užsienyje, ne? Aš turėjau tokį klausimą jam. Ar aš galėčiau išgarsėti užsienyje kaip atlikėja?
Dažnai, jeigu paklausiu kokį nors čia iš savo aplinkos žmogaus, tikrai ne visų, bet arba kažkokių net ir muzikos ekspertų, būna dažnai tokie atsakymai labiau iš savo patirties, kad čia per sunku, lietuviai čia ne. nėra jam vilčių. Čia bandė, nepavyko. Tuo tarpu, Jajus, kuris neturi tokios patirties, jis tiesiog gali pasakyti neutraliai, kad jo lietuviams dar ten mažiau sekėsi išgarsėti, ten, turiu menį labiau apie muzikantus. Mažiau yra tų kažkokių sėkmės istorijų tarp alternatyvios muzikos ten atlikėjų, bet aš manau, tu turi visus šansus išgarsėti užsienyje. Ir tada man išdėsto visą pasiūlymą, ar norėtum susidaryti planą, kaip tai padaryti. Ir aš tada kažkaip, bekalbant su juo, galvoju, man šitas jausmas pažįstamas. Aš panašiai mąsčiau, prieš kokius 8 metus, prieš 6-7, žodžiu, kai pradėjau savo solinę karjerą. Aš atsimenu lygiai tą patį jausmą, kur aš norėčiau, bet atrodo kažkaip neįmanoma. Bet tada kažkaip pradėjau po truputį susirinkti lėšas albumo finansavimui. Čia reikia padėkoti Latgai, Agatai, kultūros tarybai, Paryžiaus miesto savivaldybei. Po truputį surinkau dainas ir viskas prasidėjo. Ir tiesiog buvo toks elementarus pasisakymas savo taip. Ir tai nereiškia, kad iškart viskas tik pyst ir gavosi. Aišku, čia buvo toks kelias, po truputį vystosi jisai. Bet tam, kad tai vyktų, turi pasakyti taip. Ir dabar aš kažkaip su juo kalbėjau apie tą išgarsėjimą užsienyje. Jis pasakė, kad jo, aš manau, turi visus duomenis išgarsėti užsienyje. Aš pagalvojau, kad tai čia tas pats. Tiesiog, kad, kitokia platmė. Jo, aišku, užsienį daugiau reikalų. Jo, galbūt, kad aš netapsiu kažkokia super žvaigždė užsienyje. Bet kažkokią vis tiek dalelytę tu gali pasiekti. Ir argi tai nėra geriau, negu kad iš vis nepradėti. Ir, kai pasižiūrėjus savo karjerą, aš ten negavau mamos apdovanojimo. Bet aš įgavau tiek daug nerealios patirties, taip sustiprėjau kaip žmogus, išleidau 2 nuostabius albumus, gavau visokių padėkų ir gražių recenzijų, draugų ir priešų, visko. Gyvenimas buvo papildytas, visa tiesiog virtinė naujienų. Ir šiaip, kai pagalvoju, man toj bus 30 metų. Ką aš planuoju veikti toliau? Man čia buvo atėjęs toksai nykumos ir liūdesio kažkoks tai šešėlis ir buvo maždaug, kad gal reiktų susirasti normalų darbą. Pasikeis savo karjerą. Bet gaunu vis tokių žinių iš visatos, iš Dievo, iš žmonių, kad reiktų nesiblaškyti. Jau akivaizdu, kad muzika man rūpi. Dabar su šituo kanalu matau, kad man rūpi ir sklaida, edukacija, apie muziką, apie kūrybinį kelią. Tai super, žinai. Tai reikia kažką su to daryti toliau, nustot blaškytis. Tiesiog apsispręsti, pasakyti savo taip.
Nu va, tai pasikalbėjom su AI-um, kokios yra galimybės, kokie fondai, kokios yra organizacijos, prie kurių galima prisijungti. Ir jis ten tiek daug visko prirašė, kur aš šiaip tai praleisčiau valandas ten dvejodama ir liūdėdama, kad oi, kaip visa tai yra tolima. Bet dabar jau praėjus šitą kelią, bandžius įsitvirtinti Lietuvoje, įgavus patirties ir kantrybės, kažkokį suvokimą, kaip kas veikia. Okei, galima imtis to kito žingsnio. Nu jo, nes vis tiek aš veiksiu kitus 10 metų, kaip man sueis 30 metų. Nėra taip, kad aš nenorėčiau šeimos, vaikų, ten vyro, šunų, namo. Tai irgi to labai noriu. Bet yra ta kita pusė, kur labai gražu sukurt kažką pasauliui, žinai. Kažką gero palikti. Ir jeigu aš dar plėsiu šitą veiklą per daugiau negu Lietuvą ir į kitas šalis ar kažkaip išgarsinsiu Lietuvą muzikos sceną ar ten savo muziką užsienyje, tai super. Atsimenu, kai prieš vieną koncertą su Petunijos vyru kalbėjom, kad jeigu Petunijai arba jūs tai pasiseks, jūs tai Kraujelytei, ar man pasiseks, tai mums visiems pasiseks. And that's very true. Mes kartais kažkaip labai izoliuojam save nuo kitų. Kažkaip, nežinau, gal iš to dar susvetimėjimo sovietinio. Kažkaip bijom, kad kiti čia geriau pavarys. Tai gerai, tegu geriau pavaro. Juk visą laiką, kai ekonomika auga, kai viskas progresuoja, natūraliai ir visi kiti žmonės pradeda progresuoti. Juk kai infliacija kyla, tai natūraliai aišku, kaip daugiau užsidirbti. Aišku, kapitalizmas užknisa, bet kartais nebūtina progresuoti. Ir pavyzdžiui, man dabar vis dar skauda širdį dėl skyrybų ir aš čia labai hypinau save ir savo draugę, kad jinai neliūdėtų dėl skyrybų. Bet kartais prigauna tie jausmai ir reikia nustoti. Hypint, leisiu paliūdėti, patingėti. Tai su tuo viskas labai super. Bet jo, kai tik atsigausiu, ten nežinau, kartais man porą dienų tik reikia ir galima vėl skleisti, leisti šiai kelionį išsikeroti toliau ir jo. Tai aš tiesiog mąstau ir kviečiu jūs pamąstyti, kaip mes elgtumės, jeigu nustotume mąstyti per kažkokį tai tinklą ribojimų, kur iš tikrųjų tie ribojimai buvo primesti iš išorės. Atrodo, kad jie mūsų, bet realiai mes jais esam aplipę labiau, manau. Ir jeigu taip mąstyt kaip žmogus, kuris nieko nežino, kaip galėtų būti, bet tiesiog turi smalsumą kažką veikti. Ir turiu menį, kad tarkim, sumastai, kad aš noriu atidaryti ten galeriją arba sukurti ten tiek darbų, kad suorganizuočiau parodą. Ir tiesiog taip darai viską, kad tai vyktų. Ir visa ta dalis, kur ten sako, kur nori pradėti svarstyti, kalkuliuoti, ar čia verta, neverta. Tiesiog ją atidėti šalį, atidėti kaip, kažkokia tiesiog net ne mano dalis, tokia svetimkūnis, kur iš kitų atėjo. Ir kaip tada galima veikti? Aišku, kažkas gali sakyti, kad čia nesąmonė, čia per sunku ir nėra taip paprasta. Aš suprantu visiškai, bet jeigu tiesiog priimti tą požiūrį, kad
kad, tarkim, aš pabandau veikti visiškai be negative bias. Aš veikiu tarsi neturėčiau jokio bias, jokio nusistatymo. Tarsi būčiau šviežiai atvertas kompiuteris. Ką aš tada galėčiau pasiekti? Ir aš tada suprantu, kad tos galimybės yra neribotos. Aišku, kaip, kai esam tiek perverti visokių paternų iš praeities, tai bus taip, kad kartais išklysim iš to kelio ir norėsis vėl pereiti kažkokį aukos ten momentą. Bet visą tai galim kažkaip priimti su meile, kad jo. Matau, kas su manim dabar vyksta. Čia kažkokie mano seni paternai lenda, bet aš vis tiek myliu save, kad ir tokie. Aš leisiu savo paliūdėti, šiandien, rytoj, tarkim. Bet aš save myliu tiek, kad aš leisiu savo ir sugrįžti tą kelią, kuris mane ugdo ir skatina ir šviesina, nuskaistina mano sielą, džiugina mano sielą, kuris padeda man kaip žmogui tobulėti, praturtėti dvasiškai ir visaip kaip kitaip ir finansiškai irgi. Tai veikti iš tos meilės. Kaip visą savaitę klausiau Money Affirmations, kur irgi ten kartoja tau jausi. Aš esu pinigų pritraukimo magnetas. Visokių tokių panašių variacijų. Tai iš pradžio taip kažkaip, paklausiau, ten pakartojau, ką ten sako. Ir taip galvoju, reikia kiekvieną dieną bent jau pabandyti paklausyti. Tada jau pradėjo man patikti, aš jau pradėjau pasiilgti to įrašo, nes jis mane kažkaip, vis tiek jis pozityvūs teiginiai, pozityviai nuteikia ir kūnas pradeda ilgėtis to. Ir vakar kažkaip truputį susijaudinau dėl pinigų, kad čia gal pritrūks pinigų. Ir atėjo iškart mintis tokia, kad ne, aš esu pinigų pritraukimo magnetas. Ir aš supratau, kad aš tiesiog esu kompiuteris, kuriam rašyta dabar kita programa. Kad tiesiog aš esu programų rinkinys. Ir mes kiekvienas esam. Ir aš su viena draugė kalbėjau ir jinai kažkaip sako, aš kažkaip jaučiu, kad man dar reikia įgauti kažkokių socialinių įgūdžių, dar patobulėčiau kaip žmogui, kad galėčiau bendrauti su kitais. Sakau, pala. Žiūrėk, tu dabar jau pakankama. Jau dabar galima su tavim bendrauti. Tai, kad tu išgyveni, tai irgi žmogiško bendravimo yra peripetijos. Tokie patys žmogiški išgyvenimai, kurie yra suprantami kiekvienam. Ir su bet kuo bendrausi, turbūt surasti panašumų, kad daugiau mažiau visi mes taip jaučiamės. Nes nėra kažkokio vieno etalono, kaip aš siekiamybės, kaip aš turiu bendrauti. Aišku, tu gali turėti siekiamybę, bet irgi, kad iki tos siekiamybės ten prieiti, tu turi įvertinti savo pastangas dabar ir mylėti ir įskiepyti tą meilę dabar, kad tobulėtum dar sparčiau. Bet ne akcentas tobulėjime, o akcentas priėmime. Tai va.
Ai, čia filmuoju iš kitos dienos, nes vakar nušalau labai rankas. Bet esu savo ciklo pabaigoje, tai labai nėra jėgų. Nu, absoliučiai. Noriu miegoti ir miegoju iki 12. Užpraeitą dieną irgi miegojau iki 12. Kažkaip galvoju, kad realiai nelabai ir kada ilsėjaus praeitą pusmetį. Nu, taip labai trumpai. Trumpais tokiais pribėgimais. Tai dabar klausiu savęs, ar aš esu atsipalaidavus? Jeigu ne, kaip galėčiau atsipalaiduoti? Ir ieškau tų būdų, kaip tai padaryti. Tai ką norėjau pasakyti, kad prieš pradėdama šitą blogą buvo dar vienas video, kur aš kažkaip po Eurovizijos reikalų ir visko tiesiog vienu metu pasakiau savo galna, kad viskas, aš nebenoriu skendėt kažkokioj tai duobėj liūdesio ar nelaimės. Ir noriu pradėti naują etapą, kur aš keliauju, buriu bendruomenę, kuriu, plečiuos kaip atlikėja, kaip kūrėja, plečiu tinklą žmonių pasaulį savo. Ir ten atrodžiu tokia truputį išprotėjus ir susivėlus ir apsimiegojus. Tai nekėliau to video, jis man yra skirtas, bet man atrodo, čia irgi buvo tokia ciklo pabaiga. Ir dažniausiai mes taip ir jaučiamės ciklo pabaigoje. Tai visiškai tai yra normalu. Bet ką norėjau pasakyti, kad nuo to video aš jau turiu bilietus į Italiją, jau sakiau prie tam video. Dar varysiu, mane pakvietė savanoriauti į Prancūziją. Dar į tokią menų rezidenciją irgi su draugė kursim pasirodymą. Varysiu į Paryžių, pas Liną. Tai kažkaip norėjau pasidžiaugti, kad šitas apsisprendimas jisai veikia ir gali pasikeisti gyvenimas, net jeigu atrodo, kad visiškai nėra jėgų. Čia irgi reikia neapsigauti, kokiam ciklo etape esam. Ar kažkur ten vidury ovuliacijos, kai atrodo viską gali, ar jau pabaiga, kai nebėra tų jėgų. Jautiesi užgesęs. Tai va, bet viskas juda spirale, kaip mano draugė sako, į priekį ir ciklais. Jo, ir dar kažkaip norėjau pasakyti, kad kažkaip pastebėjau, kad neretai būna vieniša ir atrodo, kad esi visiškai viena ir nėra žmonių aplink, kurie būtų šilti ir padėtų. Bet vos tik pagalvoju apie tai, kažkas parašo ir šiaip gal norėjau pasakyti, kad tikrai nesam vieni. Tikrai. Pilna žmonių aplink. Ir pastebėjau, kad kai atveri savo širdį, toks subtiliais tokiais vidinio apsisprendimo judesiais, if that makes sense. kad tai kažkaip veikia ir rezonuoja ir žmonės pastebi. Kažkaip domėdamas apie tos vaikučius telepatiškus ir ne vien tik vaikučius, kurie telepatiškai užsiminėja. Daug kas sako, kad o Dieve, tai kaip čia dabar gyventi, kai tavo mintis girdi. Yra žmonių, kurie girdė mūsų mintis. Bet sakau savo būtiokiam, kad kartais net nereikia sakyti,
ką tu galvoji, jaučiasi, ateini į kambarį ir jaučiasi. Ir taip pat jaučiasi kaip, nežinau, ateini į parduotuvę ir jaučiasi kokią tu energiją ateini. Ar piktas, ar laimingas. Ir taip pat jaučiasi tokiais subtiliais lygmenim, kai tu siunti meilę aplinkiniam. Noriu nusiųst meilės jums. Tiesiog kviečiu paeksperimentuoti. Tarkim, stoviu stotelį arba ateini į parduotuvę ir išsiųsti tokią žinutę visiems aplink. Tu ne vienas. Aš tave matau. Ir kaip viskas keičia, stebėti. Ir savo priminti. Kartais būnam užstrigę tokiam burbule, o kaip su Lina kalbėjom podcast'e mano. Atrodo, kažkas ribotas galimybės. Bet jeigu nuvažiuoji kažkur į užsienį, į vakarų šalyse, nustembi, kiek, kokie mes darbštus kaip lietuviai esam palyginus, kad turim irgi kuo pasididžiuoti ir savo išskirtinių bruožų, kuriuos reikia priimti, išmyluoti, vertinti ir gerbti. Tai va, ir kažkaip, jeigu taip tą burbulą susprogdinus ir leidus atsiverti vaizdiniui aplink, kaip mes tada jaučiamės, ar matom, ar pastebim, kad nebesam tokie vieni. Kažkaip, atsimenu, kai dar tik tais planavau pradėti savo karjerą, man toks žymus vadybininkas pasakė, aš kažkaip galvoju, kad viską reiks man vienai daryti, lele. Jis sako, pasižiūrėk, Goda, aplink, kiek yra žmonių, kurie tau gali padėti. Ir aš tokia, jo, tiksliai. Tai va, ir kažkaip kai konsultavau žmonės dėl karjeros klausimų, irgi pastebėjau, yra tendencija, kad reikia pačiam viską padaryti. Nežinau, iš kokios čia tos mūsų individualistiškumo kultūros, ko gero. Bet tikrai taip nereikia. Mes esam bendruomenės sutvėrimai ir kartais kitam labai gera yra padėti. Tai jeigu yra abipusis toks susitarimas, tai go for it. Ir kažkaip man tai labai gražu pamatyti, kaip susikuria toks tinklas, kaip susikuria komandos. Aš tiesiog I thrive on that. Ir kaip visi kuria kažką gražaus ir paskui džiaugiasi. Ir visiems nuo to fainiau. Geriau negu sėdėti vienam pačiam užsisklendus ir sakyti, ne, man nieko nereikia. Tai kažkaip nori šitą vienatvės lygą išsklaidyti. Tai va. Tai parašiau Monikai Liu. Prieš porą dienų galvojau, gal netyčia galėčiau gauti bilietų į koncertą jos su orkestru. Nes anksčiau kažkaip buvom kalbėję, kad jinai, duotų bilietų man, jeigu kada norėsiu. Jau yra davusi savo Valdovų rūmuose koncertą, džiazo koncertą. Žodžiu, mes kažkaip, jeigu susitinkam, pašnekam, tokia labai, jinai tokia labai, nežinau, iš kur ir kaip, bet sugeneravus daug pozityvios energijos, kuri labai paveiki, kuri, man atrodo, kiekvienas irgi gali sugeneruoti, perprogramuoti save sėkmiai, džiaugsmui, meiliai, bent jau iki kažkokio lygmens.
Tai va, tai jinai man duos bilietų ir netgi 2. Ir galvoju, gal 1 bent jau, bet netgi 2. Tai eisim puoštis, ruoštis. Gerai. Visiems sėkmės, gražios dienos, meilės, ramybės ir pinigų. Ir iki.